Šiandien Praversk komandos nariai lankosi tokioje nepaprastoje vietoje, kur yra atgaiva sielai, skrandžiui ir kojoms. Ir kas tai galėtų būti, tikriausiai puikiai visi žinote. Ir tai Jonio pastogė. Ir šią progą kalbinam vadovą, gerbiamą Andrių. Sveiki. Sveiki. Na taip netyčia užmatėme, užregėjome, kad bus kažkokie labai reikšmingi įvykiai pas jūs. Gal galite pasidalinti? Taip, reikšmingi įvykiai, kaip įvardino, tikrai bus. Jie vyksta ne kasdien. O per visą tą amžių. Ir taip jau gaunasi, kad labai didelis jubiliejus. Pradedant nuo mūsų Jonio pastogės 30-mečio ir dar brandesnių gimtadienių, tai 40-metis ansamblių Jonis. Tai sudėjus bendras amžius gautųsi? Daugiau negu pusė amžiaus. Daugiau nei pusė amžiaus. Kas pirmesni? Ansamblis ar pastogė? Jo, ansamblis. Jų tikras gimtadienis 84 metais rugsėjo mėnuo. Tai, o lygiai po 10 metų sugalvojo, kad reikia ir šalia ansamblio kažką turėti. Dabar mes kažkaip netyčia vėlgi taip analizavom jūsų veiklas ir pastebėjom, kad labai daug visokių papildomų veiklų, be koncertų, be skanaus maisto. Jūs darote pakankamai daug visokių įdomių dalykų. Gal irgi pasidalintumėt? Kaip Jonio pastogė? Kaip Jonio pastogė mes garsėjam iš tikrųjų tais tokiais rekordais, žemiškais, nežemiškais, kaip čia pavadinsi, net nežinau, bet turim tų rekordų, turim festivalių begalę priorganizuotų, turbūt nuo to viskas ir prasidėjo, o tik po to atsirado, ar ne, kaip smuklė, kaip maistas ir kaip sakyti, brandom ir subrandom, taip. Bet galime jūs pakviesti į vaikų gimtadienius, teisingai sakau? Yra tokia paslauga? Yra. Jūs ten daug visokiausių galite įvairiausių vaidmenų atlikti. Galime pakviesti jūs kaip kalėdų senelį. Taip, per stebuklingiausią naktį. Tai netgi galime jūsų visą komandą įsikviesti, nežinau, kokiam nors renginiui, turiu mintyse, kur reikia maisto ir viso, jūs viską galite tą padaryti, jūs turite visą kompleksą paslaugų. Na, net nebuvau taip, kaip jūs sakėt, viską sudėliojęs, bet turbūt, kad taip. Turbūt, kad taip ir nėra ko blaškytis mums. Turime viską vietoje. Ar yra dar kokia niša, apie kurią dar galvotumėt, kur reikėtų kažką nuveikti? Yra planuose ir planai yra tikrai realūs. Jie jau, sakykime, vyksta, bet aš dar truputėlį paslaptį palaikysiu, ką mes čia jau organizuojam ir strateguojam. Visą tai galbūt pamatys šiauliečiai šiek tiek vėliau, ar ne, ir miesto svečiai. Bet iš tikrųjų tai taip, Virginija, turime labai daug veiklos, ypatingai vasaros sezonų, kada prasideda pavasaris ir ne tik čia vietoje, ar ne, bet turime išvažiuojamųjų renginių. Turime koncertų, turime ne tik ansamblį Jonis, turime ir šou grupė 3 draugai, su kuriais keliausime į Islandiją. Tai iš tikrųjų turime ir patys koncertuojam, ir patys organizuojam, ir patys kepam, ir verdam, ir vaišinam. Jo, pas jūs ne tik smagu, bet ir skanu, ir tai įrodė apsilankęs katinas. Ir ką jis čia nuveikė? Taip, riebus katinas pagalvojo, kad jis yra plonas, atėjo pas mus ir pamatė, kad mes tikrai riebus. Taip. Ir pasidžiaukite. Jo, iš tikrųjų džiaugsminga, mes jo, kaip sakyti, laukiam, nelaukiam, bet vis tiek
Atėjo tas katinas? Vis tiek atėjo tas katinas ir buvo maloni staigmena, gerai, kad gerai baigėsi. Ir pasigirkite, kokį vertinimą gavo. O įvertinimas buvo iš tikrųjų toks, koks priklauso Michelin 5 žvaigždės. Tai mes esame Michelin grupės smuklė su 5 žvaigždėm. Paskatina. Dar labiau motyvuoja turbūt. Tikrai taip. Nu, mes atkreipėm dėmesį, kad tam riebiam katinui labai patiko jūsų meniu nurodytos kainos. Gal po to pakeitėt šiek tiek ką nors? Jo, jos tokios dviprasmiškos gavosi, ar ne, kada lygini dienos sriubą ir lygini vakarinį patiekalą, tai tikrai atsvara yra labai didelė, bet mes esam tokie, sakykime, ne su aukščiausiom kainom, bet reaguojam į aplinkinius. Jūs norite, kad būtų ne tik riebus katinas riebus, bet ir visi pagal savo turimą piniginę. Pagal savo kartelę. Tai galime pasakyti, kad jums šie metai galbūt buvo tokie kažkokie išskirtiniai, ir katinas apsilankė, ir jubiliejus. Taip, jie yra tokie, turbūt viskas yra sudėliota kaip meniu, ar ne? Svarbiausia yra 3 pagrindiniai gyvenimo dalykai. Taip. Virtuvėje, smuklėje, Taip. Kavinėje. Tai yra 1, 2 ir desertas. Jeigu viskas gerai, tada ir... Gerai, įsivaizduokit, kad jūs ateinat kaip klientas. Taip. Nu, bet ir gaunate meniu. Ką jūs renkatės? 1, 2 ir desertui? 1, 2 ir desertui jau, kaip sakant, nebesirenkam 3 patiekalų, bet išbandom, ypatingai, kada išvažiuojam su šeima ar ne, tikrai renkamės tuos, ko nesame ragavę, ir kada paragaujam, jeigu tinka mums ir galime pritaikyti pas save, visą laiką parsivežam šviežių minčių. Mes netikėtai esame, vėlgi girdėję užkulisinėse kalbose, kad yra labai ypatingas Jonio Pastogės kepsnys. Taip, Jonio Pastogės kepsnys yra mūsų jau, kabutėse, nusistovėjęs jau nuo pat, nežinau, senų laikų, firminis kiaulienos sprandinės šmotas žemaitiškai. Jis yra 300 gramų, kad, kaip sakant, net nesukūstų katinas. Ir jis yra tikrai populiariausias, ypač vyrų tarpe. Tai taip. Dabar muzika. Stilius. Kaip jūs parenkat? Muzikos stilius pas mus, Jonio Pastogė garsėjo pavadinimu kaimiškosios muzikos klubu. Kaimiškosios, tai nuo to ir viskas ir prasidėjo. Nuo kaimiškos muzikos kapelių festivalio ant Rubežiaus, kur organizuoja Pranciškus Trijonis tėtis, didelė pagarba, kuris yra įtrauktas jau, sakykime, į festivalių visų Lietuvos paveldą. Tai turbūt nuo to ir prasidėjo, kad ta kaimiška muzika, kurią ir groja ansamblis Jonis, jie yra šiai dienai čia svarbiausia, bet turime taikytis ir prie šių dienų. Tad kviečiame ne tik kaimiškas, bet ir pop muziką ir tuos žmonės, kurie jau, kaip mano tėtis sako, groja, dainuoja gyvai, bet groja, nelabai groja. Tai turime ir tokių populiarių, aišku, Lietuvos muzikos atlikėjų ir tikrai jie yra mėgiami čia pas mus. Čia tikrai jaučiasi žmonės ne tik, ne kaip kino teatre ar aktų salėje, o kaip gerose kaimiškose šokiuose. Vienu žodžiu, smagu. Taip. Atgaiva sielai, kaip ir minėjom. Kur yra viso to sėkmė? Sėkmė, aš nežinau, aš manau, kad čia ir yra sėkmė toj brandystėje ir slepiasi, ar ne? Nebūna viskas iškart, ar ne, kad ir kaip tu norėtum labai, kad ir kaip tu besistengtum, bet su metais, su ta brandystė ir turbūt ateina ta sėkmė. Kada jau jie ateina, tai jau brandystė, tai jau turbūt turi būti ta sėkmė jau
ir iškart pasibeldžia pas tave. Nors šiaip iš tikrųjų labai stengiamės, labai daug dirbam, tikėjimas, pasitikėjimas ir meilė darbui tai yra 3 pagrindiniai dalykai. Jo, tai Riebus katinas kalbėjo apie tai ir vertino jūs, kad yra labai puikus maistas. Bet mes, visgi Pravers komanda esame iniciatyvių mokytojų komanda ir mes esame tie pedagogai ir šiandien galime jums didžiulę padėką pasakyti už, jaunų žmonių palaikymą. Kad jūs, tuos darbuotojus jaunus, kurie ateina tik mokiniais, baigia mokyklą, puikiai, jūs kaip mentoriai integruojate į tą darbo rinką, į savo veiklas ir yra kuo geriausi atsiliepimai apie jūs, kas labai retai būna kitose organizacijose. Jo, kažkaip turbūt taip gaunasi irgi, savaime dirbame su užimtumo tarnyba ir kviečia į prieš vasaros sezoną pabendrauti su moksleiviais, bet dėja neturim tiek daug vietos ir tiek daug darbuotojų nereikia, ne kaip Basanavičiaus gatvėje, bet visą laiką su noru užsipildom jaunimu jau pavasarį, kada draugai, pažįstami skambina ir sako, mano vaikas geriausias. Sakau, pažiūrėsim, patikrinsim šią vasarą. O pasirodo, iš tikrųjų ne visas jaunimas yra išviesęs. Tikrai šiemet ta komanda tikrai labai gera ir linkėjimai komandai. Puikiai jaunimas susitvarkė ir jau kiti išvažiavo mokytis į Kauną, į Vilnių ir taip toliau. Smagu girdėti. O ką jūs palinkėtumėt savo aplinkiniams, turiu mintyse komandai ir pats savo? Nes ypatinga proga. Linkiu dar daugiau atgaivos, dar daugiau šokių, dar daugiau linksmumo. Gyvenimas yra gražus, tik reikia jį mylėti. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Gražios šventės. Linkėjimai Pravers.